Tai labas rytas, bičiuliai. Audi fanams geros naujienos, bičiuliai. Turiu labai dailų sedaną su labai gera rida, ekonomiška ir be defektų. Be defektų tai turiu omeny, kad tiek kėbulas gražus, tiek po variklio dangčių viskas tvarkoj. Žodžiu, sėdat ir važiuojat. O jeigu ir jūs turite automobilį parduoti, norėtumėte jį parduoti per mus, sklandžiai, patikimai ir be jokių rūpesčių. Ir kas svarbiausia, jums tai nieko nekainuos, nes mes užsidirbam patys. Kreipkitės į Važiuojam Autobrokeris tiek Facebook'e, tiek Instagram'e ir, kaip sakant, viską susitarsime, apsižiūrėsime jūsų automobilį atvažiavusį vietą, įvertinsime jo rinkos kainą ir parduosime jį už jūs. O jeigu tingite rašyti, nesirašo, kaip sakant, ar dar kokios problemos, tai galite skambinti nurodytų telefono numeriu šio video gale. Na, o dabar, bičiuliai, einam. Noriu jums aprodyti šį daiktą. Štai mano brangus bičiuliai, Audi A6, 2015 metų, sedanas, 2 litrai 140 kW. Gerasis varikliukas, dirba labai gerai, kėbulas, kaip sakiau, atrodo labai gražiai. Jokių problemų su automobiliu nematau, pasitikrinau, pasidariau diagnostiką, viskas švaru, gražu. Jokių, kaip sakant, nesąmonių, užslėptų defektų ir panašiai. Naujas technikinis pravarytas prieš beveik 2 mėnesius. Ir, kaip sakant, pravarytas tikrai ne už pinigus, o savo eiga, nes prižiūrėtas automobilis. Tai va, bičiuliai, toks daiktas. Atrodo labai gražiai, važiuoja labai gerai. Einam pasižiūrėsim vidujkas. Turim medžiagėlę. Sėdynės gražios, niekas nesuplyšė, nenudriskė. Taip, priekis. Viskas taip pat gražu, gerai. Jokių problemėlių. Nu ką, pasikurkim. Fukt išlindo ekraniukas. Viskas tvarkoj. Taip, rida 169 000, bičiuliai. Rida tikra, viskas tvarkoj, be jokių nesąmonių. Multifunkcinis vairas, navigacija, autopilotas, automatinės šviesos, beraktis užvedimas, parktronikai priekyje gale, start-stop sistema, kam įdomu, kaip sakant, šildomos sėdynės, multimedijos valdymas, štai čia padelių laikikliai, šiukšlės išrinkim, kad, kaip sakant, važiuotumėt ir būtų viskas ok. Taip, čia viskas taip pat slankioje užsifiksuoja taip, kaip priklausom, porankiukas atsidaro, čia prisidėt galit kuo nors, čia viskas tvarkoj. Kaip sakiau, praktiškai naujas technikinis, yra draudimas, viskas, todėl nusipirkus, sėdat ir važiuojat. Gražios apdailėlės, niekas nesubraižyta, niekas neįskilė. Čia būna dažnai irgi nudaužytos tos vietos, viskas gražu. Čia visur viskas faina, miela, malonu. Va, žiūrėkit, 169 000 ridos. Su tokia rida Audi rasti, tai kas ieškot, puikiai žinot, jog sunku. O čia rida tikra, patikrinta, viskas kaip priklauso. Tai va, kas dar? Užtemstantis veidrodėlis, kaip sakiau, multimedija, išlendantis ekranėlis, muzikėlė skamba neblogai. Nu, žodžiu, tvarkingas automobilis, tvarkingos lubos, nepyšinos ir taip toliau. Domina toks automobilis, kaip visada susiekite nurodytais kontaktais man virš galvos, Važiuojam Autobrokeris Facebookas arba Instagramas, arba nurodytas telefono numeris. Na, o šio automobilio kaina, bičiuliai, 16 200 eurų. Kaina, mano nuomonė, yra gera. 2 litrių sedanų, jeigu pasižiūrėtumėt šitų metų, vos keli, taip kad ne universalas, kurių kaip pilna, o sedaniukas. Sedaniukas važiuoja, kaip sakiau, labai tvarkingai, labai maloniai, pavarų dėžė veikia be problemų, jokių skysčių nuotekių, jokių pašalinių garsų po kapotu,
važiuoklėje viskas gerai, nesenai pakeistos 2 spiruoklės, sakė šeimininkas, viena trūko, tai pakeitė abi, kaip priklauso, o ne tik tą vieną, kaip kad dažnai žmonės sugalvoja padaryti. Žodžiu, viskas tvarkelė, kaip sakant, tepaliukai pakeisti, sėdat, važiuojat, nieko daryti šiai dienai absoliučiai nereikia. Kam reikia šito automobilio? Tvarkingo automobilio svarbiausia. Lauksiu jūsų skambučių, lauksiu jūsų žinučių, susitiksime vietoje, Vyšnių gatvė 2, Lukšiai, Šiaulių rajonas, arba į navigaciją tiesiog įsiveskite, važiuojam auto. Ar Google Mapsai, ar Veizas, nesvarbu, bet kuri navigacija jūs atves tiesiai į aikštelę ir viską, kaip sakant, apsižiūrėsit, savo akim pamatysit ir nuspręsit, noriu tokio automobilio ar ne. Tiksliai dar nežinau, ar paminėjau ar ne, automobilis taip pat turi veikiančią Webasto. Taip kad žiema labai geras dalykas. O žiema, kaip žinia, jau artėja. Ačiū uždėmesi, bičiuliai, lekiu darbuotis toliau ir geros jums likusios, ką tik prasidėjusios dienos. Iki.